Alio. Labas vakaras. Labas. Ar su Simona kalbu? Su Simona. Simona, labas, su manęs nepažįsta, aš Artūras. Ei, palauk, patilinkit. Klausau. Simona, aš Artūras esu. Taip, klausau. Dabar aš tiesiog noriu pasitikslinti, nes girdėjau ir tiesiog turiu žinių, kad jūs šiandien pirkot šuniuką, ar ne? Jo. Yorkshire terjerą. Jo. Bent jau taip sakė jum, ar ne? Nu. Aš, ta prasme, tiesiog noriu iš geros dūšios pasakyti, kad jūs apgavo. Ta prasme, šuniukas yra kaip šuniukas, viskas normaliai, bet aš pats buvau užsikabinęs ant tų žmonių, žinokit, ir turėsite labai rimtų bėdų su to šuniuku. O tai iš kur jūs, pavyzdžiui, sužinojo dabar mano telefono numerį? Matot, aš pats pirkau iš savo ale gero draugo, kuris visada pasitikėjau ir panašiai. Ir jis man tokį šposą padarė su to šuniuku. Ir aš, kai jisai parduoda, tiesiog, ta prasme, mes gerai sueinam, jis man pasipasakojo, kam parduoda, aš po to, jam nesakant, tiesiog paskambinu ir, bandau pasakyti žmonės, kad klaidą padarė. Jis supranta, esmė tai, kad šuniukas yra, visų pirma, tai yra ne Yorkshire terjeras, kad jis ir dabar atrodo kaip Yorkshire terjeras, pamatysi po mėnesio visiškai nebebus toks. Pirmas dalykas, plaukai pradės linkti, kaip mano buvo, akis išsipūs ir labai pradės viduriuoti. Čia bus pirmieji požymiai. O po to, po metų, jisai užaugs ne kaip reikia 25 cm, bus o pusę metro. Ir žodžiu, nesąmonė. Ir suprantate, jisai veža iš kažkur ten ir daro didelės tokia nesąmonės. Ir aš noriu tam ta prasme, kantrybė trūko, viskas. Šiandien buvo paskutinis lašas, aš su juo kalbėjau, viskas buvo nuspręsta. Jisai, aišku, labai pergina dėl to, tai tiesiog, nežinau, gal pinigus grąžinti, ar kaip čia? Aš dabar pasimetus iš tikrųjų. O kiek jis dabar prašė už tų? Kiek jis tai? Mes mokėjom 1250. Taip, tai žinai, kiek kainuoja normalus, ta prasme, kuris, jau ten augęs, iš motinos gerus genus gavęs, iš tėvo, tai kainuoja apie 3600. Tai su dokumentais tiek kainuoja. Taip, bet ar tu žinai, ką tu įsigijai dabar? Aš tau sakau, po metų tu net pažinsi, kokį tenais turi brūdą. Aš pats, sakau, pirkau ir dabar nežinau, kur įdėti, nes tai yra laukinis padaras, kurį net neįmanoma žmonėm parodyti. Užrakintas ir net su juo net bijau neštvalgyti bliūdą. Tai dabar taip, aš su tuo žmogum, kuris pardavė jum, sakau, gerai sueinu, tai tos pinigėlius galim, ta prasme, gražinti, o tą šuniuką, teks, kažkaip jį nežinau, Ar jum tikrai tokio reikia? Tu pasižiūrėk dabar, turėjai prieš savęs. Paimk į rankas. Paimė į rankas. Pažiūrėk pilvukė dabar, apversk aplink pilvą. Apversk aplink, Nematai, yra tokie inicialai, ten turėtų būti tokie taškiukai G raidė. Kokia raidė? G. Ant pilvo, grinai? Jeigu ne G, tai gal pažiūrėk kairė arba dar į Z panašią raidę turėtų būti. Žinokit, nėra raidės. Gaila. Tai jeigu sakau, būtų buvę, tai būtų viskas normaliai. Čia pasitvirtino, aš tai sakiau, kiek jam laiko dar yra? Turėtų būti 3 mėnesiai, sausio 10. Tai sausio 10 ir bus 3 mėnesiai. Klausyk, Simutė, dar vienas dalykas. Klausai? Zip FM. Sima. Klausau. Zip FM. Čia mane taip apgavo. Jonas, radistas tave apgavo. Labas. O kai čia tokį pokštą iškrėtė? Nežinau, atsiuntė telefono numerį, žinok. Baigėsi telefono numeris 604. 604. Gerai, ačiū. Man atrodo, jau Simas. Tikrai išgąsdinot mane. Žinok, juokauju, dievuli mielas, tikrai šuniukas tavo sveikas ir nieko jam blogo nebus. Tiesiog parašė šiek tiek informacijos, tai aš taip ir sugalvojau tokią istoriją. Aišku, gerai. Nesijaudik. Jis mane labai išgąsdino. Neišsigąsk. Aš pats prieš savaitę nusipirkau Maltos bišoną.
Jam irgi yra beveik 3 mėnesiai, irgi labai gražus. Irgi mokėjau 1200 be dokumentų. Labai gražus. Tai džiaugiesi savo pirkiniu, ne? Jo, labai. Gerai, tai pabučiuok jį ir tau gražių švenčių, gerai? Gerai, ačiū Jums. Iki.